Kitas elektrinis daiktas, kuris pas mus yra asortimente, visai neblogs daikčiukas, gan, sakyčiau, iš elektros vienas iš didesnių. Turi 1500 vatų variklį elektros. Pažiūrėk, koks variklis, pažiūrėk. Variklis, nu, galingas. Taip, baterija. Baterijos, akumuliatorių talpa. Šiaip įdomus daikčiukas, turi veidrodėlius, rankų apsaugas, atlaušėlį, prietaisų skydelį. Tokį modernų, paprastai visiškai valdomas. 4 greičio režimai, 4. Važiuoja tikrai neblogai. Žibintai, papildomi žibintai, hidrauliniai stabdžiai. Amortizacija, kuri veikia neblogai. Ką mes turime dar čia? Žiūrim. Įpukas, posukiukai, šviesikės, visa kita. Tai bet trūksta, kad tik tai turėtų numerius. Ir kad žmogo multimedija, kur gali pasijungti telefoną per Bluetooth'ą arba per USB ir taip toliau. Ir vaikas gali važinėti ir klausyti muzikikę. Paprastas valdymas į priekį jungtukas, drive ir reverse jungtukas ir viskas. Šitas žalias mygtukas yra greičio režimai. Yra dar vienas slaptas ginklas prieš vaikus, kad pradėdant važiuoti. Bet tai apie tai papasakosime individualiai. Dėl saugumo. Vaikai peržiūrės, vėl žinos, ką daryti. Irgi valdosi pulteliu arba rakčiuku. Kaip tu galvoji, kuriuo pavarą čia? Pirmą. Gerai, pažiūrėkime, kas bus toliau. Oi! Važiuoja. Vaikam čia bus žiauriai gerai. Dar žinai ką? Žiūrėk. Ką rodo skydelis? Tai rodo įkrovą, greitį, kuria pavara važiuojame ir kiek nuvažiuojame atstumu. Kiek galima nuvažiuoti maks? Visus. Ten sako apie 15 km. Vienu įkrovimu. Ne, daugiau. Aš manau, kad daugiau galima važiuoti. Tu galvoji 15? Pavėjui nuo kalno gali 14. Tu žinai, kiek kainuoja? Štuka 4,90 su PVM. Galima lizingu ir galima grynais. Tu galvoji, dar įmanoma patininguoti jį? Manau, kad galima. Tekinius ratus uždėti gal pačiupuot gal reikėtų. Žinai, ką dar tikrinu? Žibintą. Darbinį. Su temo pokšt. Opa. Papildomi. Neblogai. Įdomus daiktas. Žinai, kas dar yra gerai? Kad, sakykim, jeigu yra 2 vaikučiai, vienas vairuoja, kitas sėdi su atlošiuku ant gale ir gali važinėti dviese ir nenukris. Nepames vienas kitų, ne? Jeigu matai, kad neklauso, yra vienas ginklas, viskas neveikia. Šitas pultelis ima tam tikrą atstumą, kieme jo pakanka. Vaikam būna įdomu, kad galiu pastumti tėtės didelį tanką, nu tai pabandom. Ne, nepastumė.